Son FM. Taigi, sveiki, laba naktis, sveika naktis, mėlėjai Son FM klausytojai, žmonės, sugrįžtame į antrąją šios nakties laidos dalį ir tikiuosi, kad, klausysitės pirmąją laidos dalį, tikiuosi, kad apskritai patinka tokie dalykai ir tikiuosi, kad turėsit gerą savaitgalį, dar jisai tik tais prasidėjo. Tai taip, žmonės, tie, kas prisijungia, tik tais dabar labai greitai ir trumpai papasakosiu, tai šiandien mes kalbam tokią antropologinę, galbūt, tematiką, mes kalbam apie vieną keisčiausių, vieną paslaptingiausių genčių pasaulyje ir vieną pavojingiausių genčių pasaulyje, kuri, randasi Šiaurės Sentinelio saloje, kuri yra Indijos vandenyne. Vėlgi čia skaitytina, galima sakyti, priskirtina ši Šiaurės Sentinelio sala Indijos teritorijai, tai čia kaip ir Indija galima sakyti, ar ne, bet šioje Šiaurės Sentinelio saloje gyvena čiabuviai, nedidelis kiekis čiabuvių, kurie yra, net nežinau kaip juos pavadinti, sentineliečiai ar Šiaurės Sentinelio salos čiabuviai, kurie yra labai agresyvūs, jie yra nusiteikę žudyti, net nežinau kaip tą kitaip pasakyti žmonės. Ir taip, mes, tiksliau aš, pirmoje laidos dalyje apibrėžiau daugiau mažiau pačias aplinkybės, galbūt kur randasi ta sala ir visa tai, o dabar pabandysiu papasakoti apie konkrečias paslaptis dengiančias šią gentį ir kodėl yra taip sunku su jais sukontaktuoti, bei ekspedicijas į pačią salą, ar ne, žmonių per istoriją. Todėl taip, žmonės, pasiruoškit, pradedam kalbėti, ar ne, tai apie pačias ekspedicijas. Tai apskritai jau minėjau, kad tikėtina, kad šioje saloje šie čiabuviai atvyko labai jau seniai ir, ta prasme, joje jau gyveno jau labai ilgai. Kaip ir minėjau, net ne šimtai metų, bet tūkstančiai, galbūt 10 000 metų, kai kurie mini 50 000 metų galbūt. Šie čiabuviai išties gyvena taip, kaip gyveno mūsų protėviai, kai jie dar buvo medžiotojai, rankiotojai, ar ne? Tai čia išties seni laikai, ar ne? Mes kalbam apie tos laikus, kai civilizacijos net nebuvo. Tai vadinasi, kad jie turėjo atsikraustyti į šią salą, ta prasme, šie čiabuviai turėjo šią salą atvykti ir joje gyventi jau nuo labai seno, epizodo žmonijoje, ar ne? Tai čia savotiškas, rezervatas, galima sakyti, istorinis, ar ne? Ir tęsiant toliau, pirmieji pastebėjimai galbūt, kad ši sala yra, užimta ir joje gyvena kažkas, buvo dar 18 amžiuje, ar ne? Dar 18 amžiuje praplaukiantis laivai, siųsdavo tam tikras, kaip ir ataskaitas, minėdavo, ta prasme, kitiems jūreiviams ir dažnai pasakodavo, kad jie mato kažkokias šviesas, tikėtina užkurtus laužus ir panašiai toje saloje. Vėlgi, tikėtina, kad tie žmonės galbūt pro atstumą pastebėdavo, Sentinelio, ta prasme, Šiaurės Sentinelio saloje esančius čiabuvius galbūt. Aišku, galbūt jie nematė jų gyvai, bet jie matė, kad, tam tikrus ženklus matė, kad kažkas toje saloje jau gyvena. Tai čia 18 amžius yra plius minus kažkur anksčiausiai tie tokie išgyvenę žmonių prisiminimai, pasakojimai apie tai, kad jau tada jūreiviai praplaukiantis pro salą matydavo, kad kažkas joje gyvena. Vėlgi, kaip ir minėjau, tikėtina iš to, ką mes žinom, iš to, kaip mes suprantam civilizacijos raidą ir istoriją, tikėtina, kad ši gentis šioje saloje gyveno žymiai anksčiau, jau atsikėlė ir gyveno nuo žymiai ankstesnių laikų. Ta prasme, čia tokiais, paprastais sumetimais tiesiog aš noriu užsiminti, kad apie pačią gentį, apie užimtumą, ta prasme, šios salos buvo kalbama kažkur jau oficialiai šnekant apie 18 amžių, ne? Tai taip, judant toliau jau į sekantį amžių, jau į 19 amžiaus kažkur vidurį, tai įsivaizduokit spalio mėnesį, 1867 metai, ar ne, vėlgi ruduo, tačiau, Indijos vandenynas vis tiek užimtas, žmonės plaukioja ir panašiai, ir vėlgi tas, bent jau šiame vandenyne, šioje teritorijoje apskritai ir šioje istorinėje, šiame istorinėme epizode, toks dalykas kaip, laivyba buvo labai svarbus, ar ne, ir pirkliai dažnai plaukiodavo su laivais ir panašiai, tai čia nėra nieko keisto, kad kai kurie arba sustodavo kai kuriuose negyvenamose salose, arba jas tiesiog pakliūdavo dėl to, kad, dėl didelių audrų, ar ne, ir čia vėlgi 1867 metų spalį būtent tai ir atsitiko. Vienas indų pirklių laivas, įstrigo tarp koralų rifų esančių netoliese Šiaurės Sentinelio salos ir realiai, įgula esanti šiame pirklių laive turėjo iš esmės,
nutūpti, sakykime, nutūpti ir, ta prasme, nueiti į tą salą ir joje apsistoti laikinai, ar ne, kol arba juos kažkas suras, arba jiem pavyks gal kaip nors pasitaisyti, susitvarkyti, ta prasme, bėdas su laivu. Tai kas vyko toliau, tai pirmosiomis dienomis saloje buvo viskas gerai, bet žmonės pradėjo jaustis nejaukiai. Jie pradėjo jaustis taip, lyg saloje galbūt kažkas yra. Jie nuo pradžių tų pėdsakų jokių nerado ir iš esmės pati įgula nelabai tikrino pačią salą. Jie buvo realiai ant kranto salos ir, po keleto dienų, o berods jau 3 dieną, nakvynės dieną, juos taiga užpuolė. Juos užpuolė čiabuviai, kurie buvo labai agresyvus, jie buvo tamsios odos, jie buvo raudonai išsitepę kažkokiais raudonais dažais, jie kalbėjo nesuprantamą kalbą, jie garsiai šaukė ir jie buvo visiškai nuogi ir jie puolė su strėlėmis, su savo darbiais ginklais ir panašiai ir mes kalbam apie prekybinį laivą, ar ne, apie prekybinio laivo įgulą. Jie nelabai turėjo kuom atsiginti. Jie realiai gynėsi lasdomis, ta prasme, metaliniais įrankiais, kuriuos rado po ranka akmenimis ir panašiai. Bet jiem pavyko šiek tiek atsiginti nuo šių čiabuvių, kurie juos užpuolė ir per visą šią paniką, ta prasme, kapitonas pabėgo iš vis. Kapitonas įsėdo greitai į raftą, ta prasme, kurie pasinaudojant jau buvo jie atvyko visi į salą, bet jisai vienas pabėgo, ta prasme. Ir kas atsitinka, tai vėliau tą kapitoną randa, ta prasme, vandenyne kitas laivas, ta prasme, praplaukiantis netoliesi. Ir kapitonas, aišku, šį kartą jau tampa herojus, taiga, nuo bailio tampa herojus. Jisai nurodo, kad iš esmės, jam reikia pagalbos ir padeda evakuoti savo įgulą, ta prasme, kuri išgyvena. Atrodo, pačios įgulos daugiau nepuolė patys čiabuviai, bet čia yra vieni iš tokių pirmųjų epizodų, kuomet atrodo paprasti žmonės, pirkliai, sakykime, kurie dėl sakykime, stichinės nelaimės tiesiog turėjo apsistoti laikinai toje saloje, Šiaurės Sentinelio saloje ir juos užpuolė čiabuviai. Tikėtina, kad būtent ta pati gentis, tie sentineliečiai, sakykime, ar ne, užpuolė juos. Čia tikėtina jie ir buvo, ar ne, nes kas daugiau toje saloje gyveno. Kaip ir minėjau, raudonai išsitepę, atrodė, bent jau jie, kaip jie mini, tai atrodė viskas, lyg per košmarą, ta prasme, netikėtai tiesiog juos užpuolė be jokio grasinimo, be nieko, ar ne, tiesiog įsivaizduok sėdi su savo bendražygiais, ar ne, ant kranto, atrodo, nėra kas veikti, ir staiga jūs užpuola, atrodo, ta prasme, staiga iškyla ta rizika prarast gyvybę, ta prasme, tu net nesitikėjai ir net nesitikėjai iš vis, kad kažkas toje saloje yra, ar ne, net nelabai skiriai dėmesio, ta prasme, išnaršyti salą. Ir aišku, aš esu už tai, kad turėtumėm turėti teisę ginti savo turtą, viskas suprantama, ar ne, ir savo teritoriją, galima sakyti, savo žemės, savo valstybę ginti, bet taip, aš nežinau. Atrodo, nežinau, ar tai, aš negaliu pateisinti galbūt tokių veiksmų, bent jau iš savo pusės, aš nemanau, kad tai yra etiška, bet mes kalbam apie žmonės, kurie nelabai ir supranta tokios koncepcijos kaip etika, kaip civilizuotas pokalbis, ar retorika, ar debatai, ar ne, mes kalbam apie gentį, kuri nėra tiesiog viena iš genčių, kurias mes galim sutikti, kaip ir minėjau, Afrikoje, sakykime, kokioj nors, ar ne, kaip pirmoje laidos dalyje minėjau, ar sakykime, kokia nors iš genčių, kuri yra aplinkui šią Šiaurės Sentinelio salą, ar ne, kitose salose, archipelage esančiose. Ne, čia yra, ta prasme, gentis, kuri yra ypač agresyvi, ypač necivilizuota ir, nusiteikusi visomis įmanomis priemonėmis atsikratyti tavęs. Ir, įskaitant ir, žmogžudystę. Ir, aišku, atrodo, kad įgula išgyveno, tačiau košmaras išliko, žinot. Atrodo, pati problema nedingo. Todėl keliamės toliau į sekančius laikus, į 1880 metus, sakau, sekantis laikai, bet čia vis tiek tas pats amžius, tiesiog vėliau. Ir, vėlgi apie šią gentį apskritai tapo žinoma. Indijoje pasklido ne vienas žodis, ar ne, ir savaime suprantama, daugybė žmonių norėjo užmegzti kontaktą su su šiais čiabuviais, su šia gentimi ir norėjo ne tik ją pažinti, bet gal net ir turėjo kokių nors klastingų, ta prasme, siekių, ar ne, kaip nors galbūt pavergti šios žmonės. Tai taip, tęsiant toliau, kaip ir minėjau, 1880 metai ir vienas Britas vardu Maurice Vidal Portman, tai Portmanas vadinkim, ar ne, kuris buvo tuo metu,
Britų karinio jūrų laivyno vienas toksai kaip ir aukšto rango, gal sakykim, karininkas, jisai nusprendė sukontaktuoti su šia gentimi, ar ne? Ir vėlgi jisai tokia, net nepasakyčiau, kad čia būtų ekspedicija, bet jisai susirinko nemažą grupę žmonių, ar ne, išvyko į tą salą, joje nutupė, kurį laiką ieškojo pačios genties, bet su jie nepavyko užmegzti kontakto. Apskritai jie pastebėjo, kad jų vietos, kuriuose jie gyvena, ta prasme, jie rado tam tikras laužavietės ir atrodo lyg ir vietas, kuriuose jie buvo įsikūrę, bet viskas, buvo apleista. Atrodo, jie visa gentis netikėtai pabėgo, ar ne? Iš karto tik tais išgirdę, pamatė apskritai, kad nutupė šitie okupantai, sakykime, šitie anglai ir ne britai, jie iš karto pabėgo, ar ne? Bet ne iš pačios salos, aišku, pabėgo, bet kažkur išsiskirstė saloje, nors ir sala nėra didelė, bet joje, pasiklyst nėra sunku, jinai realiai yra džiunglės, didžioji dalis, ta prasme, šios salos dengia džiunglės, ar ne, ir medžiai. Tai, jie tiesiog pabėgo ir išsilakstė. Ir, savame suprantama, šitie okupantai, mano minėti, ar ne, Portmanas su savo grupe nusileidė, jie nieko nerado pačioje saloje, o tik tais apleistas laužavietės ir panašiai. Tačiau Portmanas nenuleido rankų, jisai okupantas, jisai nori su kažkokiu laimikiu grįžti, žinot. Tai ką Portmanas nusprendė padaryti ir kitaip tariant, Portmanui nusišypsojo sėkmė, ar ne? Portmanui ir jo grupiai pavyksta sugauti sentineliečių žmonių, net nežinau kaip tą pasakyti, pavyksta pagrobti genties atstovų, ar ne? Tai jam pavyksta pagrobti iš viso 6 asmenis, 4 vaikus, vieną senyvo amžiaus vyrą ir vieną moterį. Dabar tie, kas, nežinau, kaip gerai jūs žinot istoriją, sakykime, bet tikriausiai žmonės suprantat, kad, istorijoje, kai žmonės anksčiau susitikdavo su tokiomis civilizacijomis, kurios, yra iš vis iš kito žemyno, sakykime, iš vis nemačiusios tokių žmonių ir panašiai, civilizacijom iškyla problema dėl ligų. Ta prasme, mes galim perduoti tam tikras ligas, kurias mes jau pragyvenom, sakykime, nuo kurių mes jau esam atsparus, ar ne? Tuo tarpu šitokiom gentim kaip sentineliečiai, sakykime, tiems čiabuviams, ar ne, Šiaurės Sentinelio salos, jiem yra išties pavojinga tie realūs kontaktai su mumis, nes mes paprasčiausiai turim daug ligų. Mes galim užnešti daug ligų, ar ne, jiems, ta prasme, nuo kurių jie gali būti neatsparus. Tai tas būtent ir atsitiko čia. Aš jau kaip ir minėjau, Portmanas su grupe jam pavyksta, pagrobti, aš čia taip sakau, taip ūkiškai labai paprastai, tiesiog pagrobti šešis genties atstovus, ar ne, 4 vaikus, vieną moterį ir vieną senyvo amžiaus vyrą. Tiek tas senyvo amžiaus vyras, tiek ir minėtoji moteris iš karto susirga ir miršta, ar ne, ir 4 vaikai likę irgi pradeda rodyti, signalizuoja, kad jie serga, ar ne. Portmanas supranta, kad jis padarė klaidą, tai ką jis nusprendžia padaryti, jisai sugrąžina vaikus atgal į salą, ar ne, juos paleidžia ir kartu padeda daugybę dovanų, ar ne, pristato daugybę dovanų. Čia vėlgi labai toksai, gal sakykime, primityvus būdas susipažinti su naujomis civilizacijomis, tai tu dažniausiai vėlgi žinai, kad tu negalėsi susišnekėti, tikėtina, bet visi universaliai galbūt supranta, kad jeigu tu kažką duodi žmogui ir nieko neprašai atgal, tai čia yra toks kaip gražus malonus gestas ir tos dovanos gali būti, kaip ir savotiška pradžia komunikacijų, ar ne? Tai Portmanas bandė išlaikyti tokį diplomatinį ryšį, ar ne? Savotiškai, nežinau, nepasakyčiau, kad tyčia, netyčia gal, sakykime, ar ne, dėl užkrėstų ligų nužudė 2 genties atstovus ir net nežinau, kas atsitiko toliau tiem 4 vaikam, bet tikėtina ir juos užkrėtė, ar ne, galbūt jie net ir vėliau užkrėtė ir savo gentį likusią, ar ne, kas irgi gali būti labai pavojinga, bet jisai suprato, kad jis padarė didžiulę klaidą ir jisai bandė viską ištaisyti ir žinot, turbūt jau ir taip pridarė daugybę bėdų. Čia ne koksai vienas iš pirmųjų bandymų susikontaktuoti su nesukontaktuota šią gentimi. Taigi, judant toliau, aišku, čia nebuvo paskutiniai kartai, kada kažkas apsilankė saloje, bet reikia suprasti, kad į šią salą atvykdavo ne tik žmonės su siekiu susikontaktuoti su šia gentimi, ar šiaip kokie nors ekspedicijos būdavo organizuojamas, bet karts nuo karto, kaip ir minėjau prieš tai, dar pirma istorija buvo to agresyvaus pirmojo kontakto, gal sakykime,
karts nuo karto tiesiog žmonės atvykdavo netyčiom į tą salą, ar ne, nes juos nuneždavo bangos, kaip pavyzdys, gal koks nors gal kokia nors stichinė nelaimė ar kažkas panašaus atsitikdavo ir į tą salą žmonės būdavo praktiškai priversti apsistoti, ar ne? Ir kai tu, nežinai, kas čia per sala, tai žmonės čia visiškas košmaras, ar ne, blogiausia sala, kurioje tu gali nutūpti. Čia realiai gali vienu momentu apsidžiaugti, kad bent jau yra sala, kur gali apsistoti, bet kitų momentų, kai tu susigaudai, kas čia per sala, čia susigaudai, kad gal geriau jau, ta prasme, arba paskęst jūroje, ar ne vandenyne tiksliau, arba nežinau, tave nužudys saloje, ta prasme, rinkis. Čia visiškas košmaras, žinot. Tai aš tą ir noriu paminėti, kad, pačioje pradžioje realiai atrodo niekas nežinojo nieko apie šią gentį, ar ne, vėliau pačioje pradžioje atrodo lyg ir žmonės pradeda pastebėti, kad kažkas tenais egzistuoja, galbūt gyvena, tada įvyksta keletas tų tokių susigrumimų, tų tiesioginių su pačia gentimi, vėliau yra bandoma susikontaktuoti su pačia gentimi, irgi nepavyksta ir dabar tęsiam toliau istoriją, tai gentis neišnyksta iš to akiračio, žmonės žino, kad vis dar ta gentis egzistuoja, tiesiog yra sudėtinga su ja susisiekti, bet įvyksta daugybė kitų nelaimingų atsitikimų, tų minėtųjų netyčinių tokių kontaktų atrodo su šita gentimi, ar ne? Tai kaip pavyzdys iš aplinkinių salų esančių, ar ne, į šią salą atplaukia vienas kalinys, ar ne, pabėgęs kalinys, kaip čia pasakė, nuteistasis, ar ne, šis nuteistasis pabėga su savo darbę tokia kaip ir raftą, ar ne, jisai perplaukia ir atrodo jisai jaučiasi jau kaip ir laisvas, jisai pabėgo į šią salą, bet, ne visai, jisai ne į tą salą turbūt pakliuvo, nes jisai į šiaurės Sentinelio salą vis dėlto nutupė ir kas atsitinka, tai, jūs tikriausiai suprantat, kas atsitinka, po kurio laiko šio žmogaus lavonas yra randamas jau per nuotolį, yra pastebimas ant kranto gulintis šio žmogaus lavonas, ta prasme, šio nuteistojo lavonas, jisai yra randamas subadytas, su perpjauta gerkle. Tai, matot, tikėtina, kad žmogus nutūpęs į šią salą, ta prasme, tas nuteistasis, jisai galvojo, kad jisai galbūt jau laisvas, jam pasisekė, bet po kurio laiko jisai pamatė, kad, jį supa žmonės, kurie tikėtina nelinki jam nieko gero ir, jo pabaiga buvo kur kas galbūt net blogesnė nei pasilik kalėjime, tikriausiai jisai gailėjosi labai. Tai nežinau, iš ties vienas iš baisiausių dalykų. Čia aš dabar kaip pagalvoju, ta prasme, kai reikia rinktis ar ne, ar stichinė nelaimė, ar valstybė, kuri tave bando įkalinti, ar vandenynas, sakau, jūra, kuris tave nori paskandinti, ar sala, kuri nori tave nužudyti, ar ne, kurioje gyvenanti gentis nori tave nužudyti, žmonės, čia blogiausias pasirinkimas, prasme, ne, tikriausiai rinkčiaus tiesiog nelaisvę, ar ne, atsėdėti jau geriau, bent jau esi gyvas, net nežinau kaip tą pasakyti, iš ties blogas variantas, bet taip, čia šis įvykis buvo iš 19 amžiaus pabaigos, berods 1896. Ir bijau dabar suklyst, bet minėjau, lygtais jisai buvo rastas subadytas. Man atrodo, jisai buvo subadytas, ta prasme, strėlių. Čia, kad patikslinti, ta prasme, patys sentineliečiai, kas buvo jau pastebėta jau iš anksto, jie naudojo strėles su antgaliais, kurie buvo metaliniai. Dėl to sentineliečiai atrodo, kad jiem būdavo įdomu metalas, ta prasme, jie atrodo ieškodavo metalo dažnai tarp įvairių nuolaužų, ta prasme, ir panašiai, jie rinkdavo metalą dažnai, jiem atrodo tai buvo svarbu ruošiant savo ginkluotę, gal sakykime, ar ne, atrodo sentineliečiai naudojo metalą daug kur, savotiškai suprantamas dalykas, aišku, ir prie to paties tas metalas buvo naudojamas ir strėlių antgaliams, ar ne, tai tikėtina, kad tas lavonas, tas nuteistojo lavonas, jisai buvo berods subadytas tų pačių strėlių, ta prasme, metaliniais angaliais, atleiskit. Tai taip tęsiant toliau, dabar jau nusikelkime jau į 20 amžiaus vidurį, ar ne, tai 1967 metai, jau didesnė grupė, kažkur plius minus 20 žmonių, tarp šių žmonių, ta prasme, tarp šios grupės, įsimaišo ir antropologas. Dabar jau mes turim daugiau tokio mokslinio pagrindo, ar ne? Iš esmės čia yra ekspedicija. Žmonės ruošiasi susikontaktuoti su šia gentimi ir, kaip ir minėjau, antropologas tai čia jau ir daugiau duoda tokio kaip ir pagrindo, kad galbūt čia yra daugiau, įvyks daugiau sėkmės. Vėlgi, antropologai jie daugiau mažiau gali galbūt suvokti, kaip pradėti tą visą kontaktą, vėlgi, ne tik dovanos galbūt šiuo atveju, bet gal ir kaip nors pavyks, nežinau,
kitaip dar užmėgs tą sakykime, kontaktą, ar ne, bet aišku, ekspedicija su savimi nešasi irgi daugybė dovanų. Kas atsitinka, tai jie iš esmės, neranda nieko nuo pradžių, suprasme, visi atrodo žmonės išsilaksto, nes kaip ir minėjau, iš tolo, priplaukiant prie pačios salos, tu gali galbūt pamatyti juos žvejojančius, ar ne, šią gentį. Bet jie tik tais pastebi, kad tu artinės, jie iškart bėga į džiunglės, ar ne, ir pasislepia kažkur ir dingsta. Ir savaime suprantama, jie tas džiunglės geriau pažįsta nei tu, tai jie tikėtina, kad jie stebi, ką tu darai toliau iš tų džiunglių ir vėliau jie tave užpuola, jeigu tu nepabėgi iš salos. Tai taip, tai tikėtina, kad jie pamatė, kad ekspedicija sudaro daugiau nei vienas žmogus, žinot, 20 žmonių kažkur plius minus, jie iš karto pabėgo į džiunglės ir, ekspedicijai nepavyksta niekur jų rast, bet ką jie nusprendžia padaryti, tai tiesiog pasekt, kur jie nubėgo. Tai jie paseka kartu su tuo antropologu minėtoju, jie paseka jų pėdsakais ir ką jie randa jų gyvenvietę, galima sakyti, ar ne, jie randa keletą trobelių, ar ne, kurios irgi padarytos iš tokių kaip lapų, galima sakyti, iš bambukų, lapų ir panašiai, tokios atrodo lyg neseniai apgyvendintos buvo ir visi pabėgo staiga skubiai, ar ne, bet jie randa tą gyvenvietę, kaip ir minėjau, laužavietę ir, joje randa ir daugybę liekanų maisto, tai leidžia kaip ir pačiam antropologui, daugiau mažiau suprasti jų ir dietą, ir medžiojimo, įgūdžius, ir, apskritai įgūdžius, ar ne, tuos, ant kiek civilizuota ar necivilizuota ši gentis yra, leidžia vis tiek suprasti tokie radiniai, ar ne. Tai pačios nors ir pati ekspedicija ši, pasakyčiau, kad nebuvo labai jau sėkminga, užmegzti kažkokio konkretaus kontakto su pačia gentimi nepavyko, tačiau pavyko išsiaiškinti nemažai dalykų susijusių su jų medžiojimo ypatumais, ar ne, tai iš esmės taip, jie turėjo daugybę iečių, medinių iečių, jie turėjo daugybę strėlių, kaip ir minėjau, su metaliniais angaliais, tikėtina dėl to jie ir mėgdavo metalą ir, iš nuolaužų rinkti įvairių metalą, atleiskit, sakau medalį, vos ne, tai taip, tikėtina, kad jie atradė tuos dalykus, ekspedicijos visi nariai, ir antropologas atradė, kad, jie išties naudoja metalą gaminti savo ginklus, tikėtina, kad, ši gentis dėl to ir domisi dažnai, sudužusiais laivais, ar ne, netoliese šios Šiaurės Sentinelio salos, nes jie gali prigrobti metalą, kaip pavyzdys, kurį vėliau naudoja savo ginklam. Metalas gali būti visai patvarus ir geras, sakykime, gera medžiaga, net nežinau kaip tą pasakyti, bet geras dalykas naudojant, gaminant įrankius ar ginklus. Tai taip, kaip ir minėjau, jie randa medinių iečių, metalinių įrankių įvairių, metalinių ginklų, tarp jų ir strėlių, lankų ir panašiai, randa laukinių gyvūnų liekanų, kaulų, randa, nes vėlgi jie medžiotojai, tai jie ne tik žvejotojai, ar ne, tai randa aišku ir tuos tinklus, naudojimų žvejyboje, tai taip, jie ne tik žvejoja, bet jie ir medžioja pačioje saloje, ar ne, tai leidžia tą suprast. Tai taip, realiai tą pavyksta išsiaiškinti, jie kartu ir vaisius valgo, įvairias uogas ir panašiai, kaip ir minėjau, medžiotojai, rankiotojai, tai realiai leidžia tą suprasti ir susidaryti tokią išvadą, kad mes kalbam apie gentį, kuri yra labai senovinio pobūdžio gentis, ar ne? Tai yra tokia gentis, kuri realiai gyvena taip, kaip mūsų protėviai gyveno prieš tūkstančius metų, daugybę tūkstančių metų, ar ne? Tai dar tada, kai mūsų civilizacija, mūsų gentis, sakykime, baltų gentis, ar ne, buvo tik tais, medžiotojai, rankiotojai, tai čia yra labai seniai. Ir, aišku, mes negyvenom tais laikais dabar, mes nežinom, kaip visa tai vyko, mes daugiau mažiau galim suprast, bet to gyvai mes, aišku, nepamatysim, ar ne, bet būtent šioje Šiaurės Sentinelio saloje tas antropologas sugebėjo tą daugiau mažiau, sudėlioti tą tokį, kaip ir, sujungti tuos taškus ir suprasti, kad mes kalbam būtent apie tokią gentį, kurią galima iš tolo bent jau stebėti, kaip jinai vystosi, net nežinau kaip tą paaiškinti, bet kaip daugiau mažiau tie medžiotojai, rankiotojai gyveno, kaip tos bendruomenės veikia. Tai iš antropologinės pusės tai čia yra didžiulis radinys, daugybė, sakyčiau, gal net mokslinių išvadų leidžiantis padaryti radinys, ar ne? Bet taip, kaip ir minėjau, realiai tokio kaip ir kontakto užmegzti nepavyksta, nors ir ekspedicija čianais šita buvo, pirmą kartą buvo naudojamas, bet pirmą kartą su šia ekspedicija išvyksta ir antropologas, bet atrodo visiškai nepavyko, jokio užmegzti kontakto realaus su pačia gentimi ir ką jie padaro visą ekspediciją, jie palieka dovanas, vėlgi, ir išvyksta atgal, bet nuo to viskas nesibaigia, ne? Vėlgi ekspedicijos toliau vyksta ir galų gale 1974 metais vėlgi viena, sakykime, grupė žmonių nusprendžia suorganizuoti dar vieną ekspediciją, bet šį kartą su įdomiu tikslu.
nufilmuoti dokumentiką. Tai savai mes suprantama, žmonės ateina ir su kamerom, ar ne, su visa, nežinau, režisierius, su visa, sakykime, grupė savo komandą, sakykime, žmonių, ar ne, filmą, ta prasme, filmą dokumentiką, ta prasme, sukurt, ar ne, apie šią nesukontaktuotą, sakykime, gentį. Ir taip, minėjau, jau 1974 metai žmonės nusprendžia, kągi, būsime pirmieji, kurie na, žengs tą esminį žingsnį ir galų gale susipažins gal net, ar ne, ir pažins šią gentį, ar ne, ir taip jie pasiema tą patį antropologą, kuris dar 1967 metais nesėkmingai nesusikontaktavo, sakykime, su tą gentimi, tai jie pasiema tą patį antropologą. Čia aš dabar bijau suklysti jo vardą, bet jūs žinot, kad aš labai prastai ištariu vardą, aš jį užsirašiau. Triloknath Panditas. Tai sakykime taip, ar ne, tai jie pasiema tą patį antropologą, su juo išvyksta dar kartą į salą, galų gale jau filmuoti dokumentiką ir kas atsitinka visiškas košmaras žmonės. Tai taip, jie aišku į pačią salą neprisistato, tikiuosi suprantat, kaip daugiau mažiau laivyba vyksta, laivas į pačią salą neįplaukia iškart, ten nėra tokio kaip ir uosto, sakykime, ar ne, tai pats laivas priplaukia netoli salos, ar ne, ir iš laivo, ta prasme, jie naudojant tokį kaip ir motorinį laivelį, ta prasme, jie atvyksta iki salos. Dabar kas atsitinka, ar ne, tai jie įsėdė į tą motorinį laivelį, jie plaukia prie salos ir staiga, na, tas motorinis laivelis sugenda, ta prasme, sugenda pats motoras, ar ne, ir užstringa. Ir, na, vėlgi sugedo jo laivas. Aišku, čia nėra problema, ar ne, tu gali tiesiog irkluot. Bet, na, problema yra kita, ta, kad, na, tai pastebi esantis saloje genties atstovai, ar ne, tai jie netoliese ant kranto, kaip visada žvejoja, ar ne, ir jie mato, kad į salą atplaukia visa komanda žmonių filmuotis, ar ne, jie aišku nesupranta tikriausiai, kas tos kameros yra ir panašiai, bet galbūt iš jų pusės tai atrodo kaip kažkoks košmaras, ar ne, žmonės ta prasme su kamerom ir panašiai, kas čia iš vis. Ir, na, jie į tai pasižiūri ir tą pamato kaip, na, didžiulį, na, kaip agresija, ta prasme, agresijos aktą savotišką, ar ne, ir na, jie pradeda pult. Jie pradeda pult visą komandą, sakykime, ar ne, atvykusią tenais filmuot ir jie, na, tą puolimą iš karto pradeda, vos tik tai sugenda, atrodo, ta motorinė jų valtis, vos tik tai sugenda, iš karto jas pradeda pult, ar ne, pradeda šaudyti iš strėlių ir viena iš strėlių, na, įstringa į režisieriaus koją, įsivaizduoja, pataikė į koją, ta prasme, ir vos tik pataikius, aišku, neeilinis skausmas ir panašiai, ta prasme, režisierius suklumpa, ta prasme, pradeda rėkt ir tas, kuris pataikė, ta prasme, nusijuokė net, ta prasme, jam net juokinga. Tai iš esmės, na, atrodo tas žiaurumas gal net, tas toks primityvus žiaurumas gal net ir tenkina juos, savotiškai tas gentis, aš nežinau, bet iš to, kaip pasakoja jie, tie, kurie patyrė visą šitą dalyką, atrodo, jiem net patinka šitas dalykas. Ar net, na, atrodo, kad būtent tai genčiai patinka net tokie agresijos, na, išpoliai, nežinau, tie agresijos demonstracijos tokios, nežinau. Labai keista. Ir, na, aš tą galiu suprasti ir paaiškinti tik tais per tą primityvumą. Kad, na, tikėtina, kad ir mūsų protėviai buvo tokie primityvūs, kad jie galbūt irgi šaudydavo iš lankų pirmą. Prasme, vos tik sutikdavo kokį nors nepažįstamą žmogų, jie pirmą šaudavo iš lanko. Ir, na, vėliau klausdavo klausimus, ar ne, kas čia per dalykas buvo, ar ne. Ir na, išties keista, kaip pagalvoju. Bet taip, tęsiant toliau, iš esmės tai buvo pirmasis kartas, kada buvo pirmoji padaryta nuotrauka. Ir aišku, nes iki šiol aš čia vėlgi pasakoju jau ilgai apie šią gentį ir galvosit, kad turėtų būti daug medžiagos, bet ne, niekas nebuvo taip ir išleidęs jokios nuotraukos šios genties. Visi galvojo, kad na, ta prasme, kaip jie atrodo, visiems buvo įdomu, ar ne? Ir taip, pirmosios nuotraukos išeina, ta prasme, šios genties ir, na, aišku, jos neatrodo gerai, atrodo lyg išprotėjusios genties nuotraukos, ar ne? Ten tie žmonės visaip maivosi ir panašiai, ta prasme, yra nufotografuojami. Ir taip, išties, tikėtina, kad pati komanda buvo, na, pakraupus išgyvenę šitą dalyką, tai jie aišku atsitraukė ir dokumentika kaip ir nesigavo, galima sakyti, ar ne, žmonės nusprendė vis dėlto palikti salą kuo skubiau ir, na, atiduoti visas dovanas, kurias jie buvo atsinešę ir tas dovanas jie dar ir visaip išniekino, ten berods sentineliečiai, berods, ta prasme, net užkasė ir panašiai, bet suprantat, ką turiu menį, ta prasme, buvo bloga konfrontacija ir šią dokumentiką, ta prasme, kaip ir užbaigti, jie vis dėlto ją padarė, šiandien galvokit, kad jie nutraukė, ta prasme, filmavimą ir panašiai, ne, jie nufilmavo viską, ta prasme, ten yra, čia kad suprastai, kad
ta prasme, šios dokumentikos, jie kurdami šią dokumentiką, jie pirmą kartą ir nufilmavo sentineliečius ir kartu ir nufotografavo ir, ta prasme, čia buvo tas pirmasis kartas, kada jie buvo pademonstruoti, ta prasme, apskritai parodyti pasaulyje, ar ne, bet, na, parodyti blogiausiai įmanomo būdu, ar ne, ta prasme, jie pristatyti kaip, na, tie primityvūs, na, nežinau, kraugeriai, ar ne, atrodo, na, žmogžudžiai. Ir iš ties, ta prasme, taip, dokumentikos filmavimas nenutrūko, ta prasme, ją pavyko užbaigti, bet aš manau, kad tai buvo nesėkminga dokumentika. Nes tikėtina, kad patys, na, kūrėjai dokumentikos ir pats režisierius, na, tikėjusi kažkokio, na, tos nesitikėjo tokios konfrontacijos ir tikėjusi, na, su tomis dovanomis kaip nors galbūt pasiekti kokį nors kompromisą, galbūt kaip nors gauti tą tokį kaip ir kontaktą, ar ne, su ta žymiaja gentimi, su kuria niekas daugiau nėra sukontaktavęs, ar ne? Tai mano nuomonė savotiškai ši dokumentika buvo nepavykus, nors ir ją pavyko užbaigti ir, ta prasme, nufilmuoti, ir jūs ją galite rasti, ta prasme, internete galite pasižiūrėti. Iš ties, ta prasme, kraupu, kai pasižiūri, kad, ta prasme, tie žmonės turėjo, įsivaizduokit, ta prasme, jūs šaudo strėlėmis ir tu dar filmuoji per tą nuotolį ir net atrodo ganėtinai toli, bet juos vis tiek šaudo, ta prasme, košmaras vis tiek, kai tu žinai, kad tu turi tą tokią konfrontaciją su žmonėm, kurie nori tave nužudyti, ta prasme, čia yra kažkas, nežinau. Taip, na, atrodo įsijungia tie tavo visi instinktai ir nenori išgyventi, ta prasme, net nežinau kaip tą paaiškinti, bet iš ties dokumentika egzistuoja, ją pavyko užbaigti, ją padarė ir jūs ją galite pasižiūrėti. Ir, na, būtent po to filmavimo jie kaip ir užbaigė anksčiau laiko tą dokumentiką. Tikėtina, kad ta dokumentika turėjo būti ilgesnė, jeigu būtų pavykę sukontaktuoti, bet kadangi, kaip ir minėjau, režisierius gavo strėlę į koją, tai, na, tikėtina, kad reikėjo viską greičiau užbaigti. Tai užbaigė su ta tokia kaip ir liūdnesnė galbūt nata, kad tam tikros civilizacijos, net ne civilizacijos, bet tam tikros gentis yra, na, labai primityvios ir su jomis kontaktas galbūt net nėra įmanomas, net savotiškai, nes jie net ir aktyviai vengia to kontakto. Jie net ir, na, agresyviai yra nusiteikę prieš tą kontaktą. Bet minėtasis antropologas, tas Pandit, jisai tęsė ekspedicijas, jisai vis dar apsilankydavo pačioje Šiaurės Sentinelio saloje, atrodo sėkmingai, bet jam vis nepavykdavo sukontaktuoti su pačia, na, tiesiogiai taip sukontaktuoti su pačia gentimi, tačiau jisai neretai būdavo, kad, na, jisai praplaukdamas pro tą salą, jisai pamatydavo juos žvejojančius ir, na, jie rodydavo nemalonius gestus, na, įvairiausiai visaip maivydavosi. Tikiuosi suprantat, ką turiu omeny, jie būdavo nuogi, tai jie rodydavo negerius dalykus jam ir, na, tą bent jau antropologas priimdavo kaip, na, gestą, kad gal geriau nesirodyt. Tai prasme, gal geriau nesiartint, nes jau vos, gal geriau nekutensiu liūto, tai prasme, jau vos išgyvenau ir taip vieną, sakykime, įvykį, vieną konfrontaciją, tai gal geriau nebandysiu daugiau, tai prasme, savo laimės. Tai taip, ar vis dėlto visi tokie kontaktai ir buvo, ta prasme, visi tie susitikimai, visi tie pasitikimai, galbūt, sakykim, tos genties, tos sentineliečių genties, ar jie ir buvo tokie, ta prasme, tokie, na, agresyvūs? Ne visai. 1991 metais buvo pavykę rasti tokį kaip ir taikų kompromisą, galima sakyti, ar ne? Atrodo, į tam tikras ekspedicijas pradėjo, ta prasme, tose ekspedicijose pradėjo dalyvauti net ir moteris antropologės, ar ne? Ir na, į salą atvykus pavyko taikiai, net neprisiliest, sakykim, prisiliest, sakau, taip jau grinai tiesioginio to žodžio prasme, net neprisiliest prie jų rankų, delnų, sakykim, pačios genties, bet pavyko atlikti tokius kaip ir mainus, kaip pavyzdys, gentis duodavo galbūt kokių nors uogų ar kažko panašaus, o jie atneždavo kažką metalinio ar šiaip kokių nors dovanų, kurios patikdavo, sakykim, sentineliečiam. Atrodo, jie patys, na, užkasdavo savo pačius ginklus, ta prasme, tuos lankus, ietis ir panašiai, ir taip galbūt signalizuodavo, kad jie neužpuls ir, ta prasme, agresyviai nėra nusiteikę, bet jie vėlgi, antropologai buvo labai, kaip čia pasakius, nusiteikę priliesti. Čia galbūt tiem antropologam tų ekspedicijų metu galbūt tas svarbiausias galbūt buvo dalykas, tas vos negrobis, kad būt pirmuoju, kuris prisilies prie jų, ar ne, bet to nepavyko padaryti. Bent jau man, aš tikiuosi teisingai supratau, kad to taip ir nepavyko padaryti. Nėra gyvo tikriausiai žmogaus šiame pasaulyje, jokio antropologo, nei šiaip žmogaus, kuriam pavyko prisiliest prie vieno iš šios genties atstovų ir išgyvent. Bet antropologai labai tą vertino kaip tą tokį didžiulį simbolį, kad, na, tau pavyksta prie to tokio primityvaus, galbūt, sakykime, žmogaus, ar ne, prisiliesti ir galbūt
pažinti tą žmogų. Tas prisilietimas turi labai daug to tokio, psichologinės vertės, kultūrinės vertės, gal taip sakykime. Tai tų ekspedicijų metu buvo labai siekiama prisiliesti, jau galbūt tą turėtą tokį tiesioginį fizinį kontaktą su pačia gentimi, bet jiem vis tiek to nepavyko padaryti. Kaip ir minėjau, vyko tokie kaip ir mainai, atrodo viskas taikiai, bet čia daugiau mažiau tuom ir viskas užsibaigė. Ir galų gale reikia suprasti žmonės, kad, atrodo visos tos ekspedicijos tokios ir buvo, kad jie dažniausiai prisiartindavo prie salos, ta prasme tie sakykime, keliautojai mūsų ar ne narsus, pati gentis išsilakstydavo greitai į džiunglės, arba iškart puldavo, ta prasme, pačius atvykėlius, ar ne? Ir, tuom kaip ir viskas baigta, atrodo, ar ne? Atrodo, niekas nieko daugiau ir nesužino. Arba tu atvyksti ir net nerandi nieko iš genties, ta prasme, ir tiesiog palieki dovanas ir išvyksti, ir jie atsiema tas dovanas, ar ne? Arba tu atvyksti ir tave išvaro jie per prievartą, ta prasme, jeigu tu išlieki gyvas apskritai, ar ne? Arba, net nežinau, atrodo, tų variantų net nėra daug, ar ne? Tiesiog arba taikiai, arba netaikiai ir galų gale niekas nieko neišlošia, atrodo. Tik dovanų atiduodi, kaip čia pasakyti. Arba galbūt gauni kokį nors vaisių iš jų, iš pačios genties. Bet suprantat, ką noriu pasakyti, atrodo, tos ekspedicijos buvo tokios labai banalios. Atrodo, tapo, kad niekas nieko neišlošia ir niekas nieko nesusipažįsta su vienas kitu. Ta prasme, nepavyksta nieko pažinti. Atrodo, tu atvyksti su dovanomis, jas pristatai, jas galbūt blogai jie priima ir tave užpuola, arba jeigu tavęs neužpuola, tai tiesiog jie pasiema tas dovanas ir vėlgi išnyksta džiunglėse, ar ne? Tai jeigu tu jas bandysi sekti į tas džiunglės ar nebėgsi iš paskos jiem, tai jie tave tikriausiai, užpuls ir, nugalabys. Tai atrodo, laimėtojų nėra jokioj situacijai. Tai taip, nors ir buvo, atrodo, daugybė tų tokių blogų konfrontacijų, tačiau aš ką noriu pažymėti, kad buvo ir tų tokių galbūt taikių konfrontacijų, tai kad pavyko 20 amžiaus pabaigoje turėti tam tikrų momentų, kada su pačia gentimi pavyko be jokių kovų apsimainyti, sakykime, dovanomis, ar ne? Bet aišku, bent jau ką man pavyksta rasti, tai kad buvo žymiai daugiau tų situacijų, kuomet viskas baigėsi blogai. Ar ne, tai, kaip pavyzdys duosiu dar 3 variantus. Duosiu, ar ne, daviau vieną gerą istoriją, dabar duosiu 3 pabaigai dar istorijas, ar ne, tai kaip pavyzdys 1981 metais, ar ne, rugpjūčio 2 diena, vasara, karšta diena, ar ne, į salą vėlgi, ta prasme, įkliūna, galima sakyti, ar ne, dar vienas laivas, kuris vėlgi yra nunešamas realiai blogų oro sąlygų, ta prasme, stichijos, vėl, čia jau pažįstama turbūt istorija, jau prieš tai aiškinau, ar ne, tai vėl įgula, ta prasme, yra įkalinama savotiškai į pačią salą. Kas atsitinka, tai, realiai jie iškart susiduria su gentimi, ar ne? Gentis vėlgi yra nusiteikus, ta prasme, priešiškai, iškart jos puola, pradeda šaudyti iš lankų, iš iečių mėtytis ir panašiai, ir kas atsitinka, tai aišku, modernesni truputį laikai, tai įgula pradeda šauktis pagalbos, ta prasme, iš karto radijo ryšiais, susisiekia, kad, jiem padėtų ir, ta prasme, kad jiem duotų ginklų kažkokių, nes jie negali nieko, ta prasme, niekaip atsiginti. Tai ką jie padaro, pati įgula sugrįžta atgal į savo laivą, kuris, yra kritiniai stadijoje, jisai negali pajudėti, ar ne, tai jie tame laive budėjo, ta prasme, vos ne savaitę. Įsivaizduokit, vos ne savaitę tenais tie vyrai budėjo, jų ten buvo galbūt, dabar aš galvoju, toje įguloje buvo gal kažkur apie 30 žmonių, ar ne, 30 vyrų, ir juos puolė, bent jau jų nuomonė, kažkur daugiau nei 50. Daugiau nei 50 genties, ta prasme, vyrų, ar ne, kurie šaudė į laivą iš strėlių, mėtė į laivą iš, visokių iečių ir panašiai. Ir vėlgi, kas padėjo vyram, tai buvo ne tik jų tas budėjimas, bet apskritai stichija buvo išties banguota tomis dienomis ir, sentineliečiai atrodo bandė atvykti ir įlipti į tą laivą ir, ta prasme, juos visų, jau jūs suprantat, kokia čia yra situacija, įsivaizduokit, koks košmaras. Jūs ir dar 30, ta prasme, įgulos narių, ta prasme, vyrų, jūs beginkliai, nieko neturit, ta prasme, jūs dėl paprasčiausios stichijos, sakykime, net nesakykim paprasčiausios stichijos, bet vis tiek tai atrodo įprastas dalykas, ar ne, vandenyne. Bet atrodo šį kartą taip pasisekė, kad, ta prasme, stichija tave nunešė į šią salą, kurioje, ta prasme, žudikai, ta prasme, gyvena. Čia taip gali pasirodyti, ta prasme, atrodo, gyvena žudikai išprotėję, kurių yra 50 ir kurie artinasi su savo savadarbiais, ta prasme, savadarbiais raftais, ar ne, iki tavo laivo artinasi. Ką daryti? Ta prasme, nėra jokių šansų. Tai iš esmės tie 30 vyrų, ta prasme, kaip kokie spartiečiai, jie irgi
tokius kaip ir savadarbius ginklus, tu prasme, pasidarė, jie noriu sakyti, ūkiškai ten išsilupo iš laivo vamzdžius įvairius ir panašiai, jie juos irgi, buvo pasiruošę panaudoti, to prasme, kad jeigu jau įlips į laivą, jeigu sentineliečiai išdrys įlipti į laivą, tai kad jie ginsis su tom lazdom, kas belieka, jie irgi, realiai su savadarbiais ginklais būdėjo iki savaitės, jau beveik savaitė buvo, visą savaitę, įsivaizduokit, čia turėtų būti, psichologiškai žiaurus laikotarpis, to prasme, tai visą tą laikotarpį jie, to prasme, laukė pagalbos ir buvo įkalinti realiai prie tos salos, kol jie stebėjo, kaip tie 50 sentineliečių, to prasme, artinasi prie jų, to prasme, laivo. Kodėl jiem nepavyko, to prasme, sentineliečiam įlipti į tą laivą? Paprastai tariant, ta pati stichija, kuri atnešė laivą, to prasme, į tą nelaimingą salą, sakykim, lygiai taip pat neleido sentineliečiam savotiškai atvykti, nes jie jų tie savadarbiai laiveliai sentineliečių nebuvo pakankamai galingi, to prasme, pakankamai, kaip čia pasakius, tvirti, kad galėtų atlaikyti bangas, ar ne? Tai taip, jie nepavyko jiem prisiartinti prie laivo, bet jie vis tiek šaudė per tą nuotolį iš strėlių, ta prasme, į pačius įgulos narius. Ir, kaip ir minėjau, tas šokas tai turi būti milžiniškas, ta prasme, įsivaizduok, tu realiai turi nemigą pastovi, visą savaitę, 24/7 praktiškai, galima sakyti, tu nemiegi, atvirom akim, ta prasme, prakaituoja ir žiūri, to prasme, kaip vis bando prisiartinti tie, žudikai, net nežinau, kaip tą pasakyti, ar ne? Tai, taip, kai kurie žmonės sako, kad jie tiesiog gina savo teritoriją, bet žmonės, nežinau kaip tą pateisinti, čia neatrodo, kad kažkas bandė tą teritoriją užimti, tiesiog įkliuvo laivas, kuris, nieko nedarė, o tiesiog įgula sėdėjo laive ir stengiasi visko, kuo mažiau konfrontacijos turėti, ten tiesiog ta įgula iš vis buvo darbininkai, žmonės, kurie vežė krovinį, to prasme, plukdė tiksliau krovinį. Bet čia daviau vieną pavyzdį iš 1981. Dabar galim pereiti prie 2006 metų, ar ne, sausio mėnesio, tai irgi Indijos keli žvejai, sakykime, ar ne, jie plaukia pro šalį šią salą, ta prasme, jie plaukia netoliese šiaurės sentinelio šios salos, ar ne, ir jie, ką jie norėjo padaryti, jie norėjo nelegaliai šiek tiek pažvejot. Šioje šiaurės sentinelio saloje yra daugybė krabų, juos pačius žvejoja patys ir, genties atstovai, sentineliečiai, ar ne, bet, šie du žvejai, jie labai norėjo irgi gauti šiek tiek to laimikio, galbūt jie nelabai buvo susipažinę su pačia geografija, galbūt su ypatumais geografiniais galbūt šios salos, ir ką jie nusprendė, tai jie nusprendė parizikuoti, ar ne? Šie du žvejai nelegaliai, galima sakyti, neteisėtai, atvyko į šią salą, nes jau 2006 metais jau vėlgi jaučiau, ne taip jau išseniai, ir ne prieš 18 metų, tai jau buvo nebelegalu, atvykti tą salą, ir be jokių ekspedicijų, ir be antropologų, ir be jokių leidimų tu negali tenais patekti, kaip ir minėjau. Tai taip, jie neteisėtai tenais pasirodė, ir kas atsitiko, tai juos užmušė. Abu šiuos žvejus, užmušė sentineliečiai su kirviais. Jau tikriausiai suprantat, ką jie padarė. Sentineliečiai čia kai kurios apžvalgos, čia aš kaip supratau, dar skaičiau šiek tiek, tai kai kurie teigia, kad sentineliečiai vėliau, kai jie užmušė šiuos du žvejus, jie juos pakabino kaip kaliausias. Ta prasme, jie pakabino saloje kaip kaliausias, kad tikėtina gazdint galbūt praplaukiančius kitus laivus, ta prasme, ir įgulas praplaukiančias kitas. Išties krūpų žmonės. Išties, sakau, jeigu aš atsidurčiau tokioje situacijoje, kai stichija, ta prasme, jūrų stichija, vandenynų stichija mane atplukdo į šią salą, aš net nežinau. Prasme, čia vienas iš tų dalykų, ar geriau nuskęst vandenyne ar ne, ar geriau pakliūti tokią salą, kurioje, absoliučiai kiekvienas gyvenantis žmogus toje saloje tave nori, užbaigti tavo gyvenimą, čia baisu, išties. Ir taip, tai judant toliau, paskutinioji istorija, jau viskas, jau aš ir taip ilgai jūs erzinu, tai žmonės, čia paskutinioji istorija buvo net ne per seniausiai, vos prieš 6 metus, dar 2018 metų lapkričio mėnesį, tai žmonės, čia išties liūdna istorija, kai kurie sakysit kvaila net istorija, ar ne, ir aš gal net ir sutikčiau iš dalies, bet aš vis tiek pabrėžiu, kad mano nuomonė tai yra liūdna istorija. Tai 2018 metų, kaip ir minėjau, lapkričio mėnuo, vienas amerikietis, ar ne, vardu Jonas Allenas Howe, tai įvadinsim gal Chow ar Howe, gal geriau Chow, ar ne, jam buvo 26 metai ir jisai yra
krikščionių misionierius, aš taip supratau, tikriausiai jie taip vadinasi, ar ne, jisai misionierius, jisai skleidžia žinią apie, Jėzų, apie religiją, apie krikščionybę, ar ne, ir, aš neturiu nieko prieš misionierius ir, jų dalykus, viskas suprantama, bet kaip jūs manote, ar tai yra protinga idėja daryti tokius dalykus Šiaurės Sentinelio, saloje, žinot? Ar yra protinga bandyti pakrikštyti sentineliečius, jūsų nuomonė? Tikriausiai iš to, kai jūs išgirdot, ką aš pasakoju apie sentineliečius, tikriausiai jums tai neskamba kaip labai gera idėja. Bet, Čau, jisai, tą lapkričio mėnesį jisai nusprendė, kad jo misija yra, vos ne Dievo kaip skirta misija, yra atvesti šios žmonės, link krikščionybės. Jie turi pažinti krikščionybę, jie turi pažinti Jėzų, bent jau taip jisai sakė, ir, ta prasme, jisai norėjo paskleisti krikščionybę ir galų galia pakrikštyti šią, nežinau, gentį. Ir kaip jisai tą žiūrėjo, Čau, jisai tai žiūrėjo, kad, apskritai šita sala, Šiaurės Sentinelio sala, yra kaip, paskutinė šėtono tvirtovė šitoje žemėje, ar ne? Todėl čia, ką jisai darys, tai vos ne yra geras darbas, ta prasme, jo akyse, ar ne? Ir, žinot, aš nežinau, ką ir daugiau pasakyti, aš čia nepradėsiu ginčytis, čia gali būti savotiškai gražus darbas, gražus siekis, žinot, netrodo, kad Čau pasiėmęs ginklus bandys visus pakrikštyti, ar ne, per prievartą ar panašiai, bet, Čau nemato rizikų tikėtina, ar ne, ir ką jisai daro, Čau jisai, kaip ir minėjau, lapkričio mėnuo jisai išvyksta į pačią salą ir jisai, aišku, į pačią salą patekti, kaip ir jau minėjau, yra praktiškai neįmanoma, ar ne, bet, jam pavyko rasti vietinius žvejus, kuriuos jisai papirko, ar ne, tai Čau papirko tuos vietinius žvejus, jie jį atplukdė taip slaptai į tą salą ir kągi jisai keletą dienų pabando susisiekti su šia, iki šiol nesusisiekta, nežinau, gentimi, ar ne, tai lapkričio 15 diena, ar ne, jisai pirmą kartą jau nutupė, 2018 lapkričio 15 diena, jis pirmą kartą grinai atsidūrė prie tos salos ir vėlgi tie patys žvejai, jie jo net plukdo tiesiai į tą salą, jie atplukdo netoli salos ir jį paleidžia, jisai toliau turi realiai pats sukanoja, ta prasme, prisiplaukti, ar ne, tai kažkur apie pusę kilometro jisai nuo salos, ta prasme, to kranto jisai dar plaukia. Jisai paleidžiamas yra kažkur už puskilometro nuo pačios salos, ar ne, kranto. Ir jisai plaukia su tą kanoją, artinasi link salos ir, kiek jisai bando susišnekėti galbūt, ar kaip nors pažinti tuos sentineliečius, nes jisai lapkričio 15 jisai pastebi juos, jie ant kranto stovi, jie jį mato, ar ne? Ir jie net šiek tiek gal šaiposi iš jo, juokiasi, ar ne? Šaukia, jie net tokie nustebę šiek tiek, ar ne? Kaip Čau elgėsi, ar ne, iš jo. Bet Čau artinas, jisai su savim turi dovanų daug ir panašiai, jisai bando jas įteikti, niekas nesigauna, ta prasme, sentineliečiai labai agresyviai į jį pradeda reaguoti, ta prasme, ir Čau nepasiseka, jisai pabėga, ar ne, jisai nusprendžia tą daryti toliau, sekančiomis dienomis ir jisai tuo pačiu jisai siunčia laiškus, ta prasme, savo šeimai. Ir paskutinėme laiške berods jisai mini, kad, atrodo taip lyg sentineliečiai, jie kalba tokia įdomia galbūt kalba, tokiais, garsais, aukšto dažnio vos ne garsais skamba, ar ne, ir jisai nėra girdėjęs jokios panašios kalbos, ar ne, kaip jie šnekas. Bet taip, kas atsitinka, tai jisai dar keletą dienų pabando tą, kontaktą kaip nors palaikyti su šia gentimi. Kas atsitinka, tai kad net vienas iš sentineliečių jaunesnių, ta prasme jaunimo vaikas, šauna strėlę į jį ir šauna jam strėlę į jo krūtinę. Ir jinai įsminga į jo Bibliją, nes jisai su savim nešėsi Bibliją, kuri buvo apsaugota nuo vandens, ta prasme, į kažkokį maišelį berods buvo įdėta jinai, jeigu neklystu, ar ne, ir jisai ją buvo prisidėjęs taip prie krūtinės, ta prasme, vos ne kaip prie širdies, ir jam šaunama yra strėlė ir jinai įsminga į Bibliją. Ir vietoj to, kad jisai tą suprastų kaip ženklą, kad galbūt tau nėra, tavo užduotis šioje žemėje nėra bandyti juos pakrikštyti, jisai vis tiek nusprendžia artintis, ar ne? Tai lapkričio realiai 17 diena, vėlgi, tie patys 2018 dar metai, Čau vėl sugrįžta į salą, jisai jau liepia patiems žvejam, ta prasme, jau jį palikti, ta prasme, ir išvykti, ar ne, nelaukti jo apskritai. Tikėtina, kad Čau žino, kad jam čia, galbūt net paskutinioji čia jo kelionė, ar ne, ir jisai Čau vėl pradeda eilinį kartą artintis prie ant kranto stovinčių, sentineliečių, ar ne. Ir kas atsitinka, realiai čia yra paskutinis kartas, kada žmonės pamato Čau. Ar ne, Čau dar prieš
išsiskirstant su žvejais, jisai buvo išsiuntęs, ta prasme, paskutinį tą laišką savo šeimai, kuriame jisai nurodė dar aiškiai, kad jeigu jam kažkas atsitiks, jeigu jį nužudys ta gentis, tai kad jie nepyktų ant genties, ant pačios. Čia yra įdomus dalykas, kai jisai prašė, manau, kad jisai realiai žino rizikas, jisai žinojo, nėra taip, kad jisai nebuvo susipažinęs. Pasirodo, kad Šau visada žinojo, kad čia yra labai pavojingas dalykas, jisai žinojo, kad jie yra primityvi bendruomenė, ta prasme, kad ši gentis yra labai atskira ir labai atsiskyrusi apskritai ir labai agresyvi ir nusiteikus nužudyti, ta prasme, savotiškai. Ir jisai žinojo tas rizikas, jisai jas įvertino, bet jisai kartu ir jautė, kad kažkas jį šaukia juos bandyti pakrikštyti, ar ne? Ir taip, jisai kartu, kaip ir minėjau, tame laiške savo šeimai, jisai nurodė, kad nepykit ant jų. Ta prasme, nepykit ant jo ir nepykit ant sentineliečių lygiai taip pat, jeigu jie kažką jam padarys. Ir išties taip ir atsitinka. Tie patys žvejai, kurie, tie papirktieji, Čau papirktieji žvejai, kurie palieka Čau prie netoli kranto kažkur už puskilometrio, ta prasme, nuo šiaurės Sentinelio salos, ta prasme, kranto. Tie žvejai paskutinį kartą jį pamato gyvą realiai ir po kiek laiko jie pamato, kad jo kūną realiai jau tempia, ta prasme, palei krantą tie sentineliečiai. Ir jau sekančią dieną, jau berods, jeigu neklystu, jau lapkričio 18 diena, jau būtų sekančioji diena 2018 metų, jie randa, ta prasme, jie pamato jau, kad jo kūnas guli ant kranto, ta prasme, jie pamato, kad Čau jau nebegyvas, jį nužudė. Kaip supratau, tai Čau kūnas tenais ir liko. Jo nepavyko atsiimti, nes, tiesiog nepavyko. Žinot, dėl pačios genties. Gentis neprisileidžia nieko. Ir čia išties kraupu ir baisu ir liūdna, mano nuomonė, ar ne? Atrodo, krikščionių misionierius ir sakykim, teisingai žmonės. Mano nuomonė, čia yra kvailas poelgis. Kaip jisai pasielgia, yra kvaila, ar ne? Bet aš nemanau, kad jisai pasielgia taip kvailai, siekdamas kažkokių galbūt labai blogų dalykų. Gal jisai siekia tos, savotiškos garbės galbūt, kad, galėtų pasakyti, kad, jį Dievas apgynė, galbūt kaip nors, arba kad Dievas pašaukė jį susišnekėti, palaikyti kažkokį kontaktą su gentimi, kuri nebuvo sukontaktuota su, prieš tai apskritai istorijoje, ar ne? Bet, čia yra keista, bent jau mano nuomonė. Aš negaliu to pateisinti ar paaiškinti. Labai keistas poelgis apskritai žmogaus. Čia vos nesavižudybė savotiška, ar ne? Kaip pasiklausai, bet, išties kraupu. Ir aišku, klausit, tai o kodėl mes toleruojam šitokią agresiją? Kodėl Indija apskritai toleruoja šitokią agresiją? Nes, matot, pripažinsiu, šiek tiek skaičiau apie šitą dalyką ir čia yra keista. Iš esmės, taip, sentineliečiai yra palikti ramybėje, ar ne? Bet kartu dar pirmoje laidos dalyje aš minėjau, kad, pati teritorija yra savotiškai aptverta, ar ne? Karinis laivynas, galima sakyti, jisai patruliuoja pastoviai aplink tą salą. Kažkur 5 km nuo kranto, ten plaukioja pastoviai laivai, ar ne? Ir jie savotiškai saugo tiek ir žmonės, kurie bando patekti salą nelegaliai, tiek ir jie saugo, realiai mus pačius, ta prasme, nuo sentineliečių, kaip ir minėjau, saugo, tiek ir sentineliečius saugo nuo mūsų. Kodėl aš tą sakau? Nes, matot, atrodo, Indija galėjo laisvai pasakyti, kad čia nėra jų teritorija, kad, ta prasme, čia nėra Indija ir čia tebūnie sentineliečių žemė, čia yra sentineliečių valstybė. Nes kai kurie žmonės, labai įdomiai mąsto, bent jau, kaip čia pasakyti, žmonės, kai išgirsta šią istoriją, jie sako, tebūnie čia yra sentineliečių sala, čia yra jų valstybė ir palikim juos ramybėje, ar ne? Ir čia yra labai graži mintis, mano nuomonė, bet aš kartu ir sakau, kad čia yra labai įdomi mintis, ne tik graži, bet ir įdomi. Kodėl? Todėl, kad klausimas čia tada būtų jums, ar ne? Kas atsitiktų, jeigu taip iš tiesų atsitiktų? Jeigu iš tiesų Indija pasakytų, kad ne, čia nėra Indijos teritorija ir ši teritorija, ši sala yra tiesiog sentineliečių, sakykim, sala. Vos ne pati Indija pripažintų, ta prasme, kad čia yra kita vos ne valstybė, ar ne? Kas atsitiktų, kaip jūs mano? Ta prasme, ar prie jų niekas nebesikabintų, ta prasme, niekas nelystų prie sentineliečių, ta prasme, jie vis dar išliktų? Ta prasme, būtų daug blogiau, aš manau. Aš manau, kad į jų salą įsiverštų įvairiausi brakonieriai, kurie būtų panašiai kaip ir patys sentineliečiai, žymiai blogiau nusiteikę. Ir ta prasme, jie būtų nusiteikę juos ir žudyti.
čia ta prasme labai paprastai tariant. Nes jie gautų galimybę užimti kokią nors, nežinau, ar teritoriją, gauti kokių nors resursų, ta prasme natūralių, nes vėlgi pati sala turi natūralių resursų ir turi jų pakankamai, jau vien tik išlaikyti pačius sentineliečius, ar ne, bet žmonės pasaulyje yra pilna piratų, pilna samdinių, nelegalių, ta prasme ir panašiai, ir jiem tokios salos, kurios nėra kontroliuojamas jokios, sakykime, jungtinėse tautose esančios valstybės, ar ne, tokios salos, kurios niekam nepriklauso, o tiesiog kažkokiai genčiai, čia yra rojus, čia yra pirato rojus. Ta prasme, tą pačią dieną, kada Indija pasakytų, kad čia jau nebe mūsų teritorija ir jos niekas nevaldo, tiesiog sentineliečiai, tą pačią dieną realiai atvyktų tie patys piratai, tie patys tikri nusikaltėliai, kurie jau turėtų ne ietis ir strėlės, bet jie turėtų tikrus ginklus ir jie atneštų tą blogąją civilizaciją. Todėl, ką aš galbūt noriu pabrėžti su šita istorija, galbūt tai, kad mes galbūt suprantam, kad mes esam labai civilizuoti ir mes labai civilizuotai galbūt elgiamės su sentineliečiais ir dėl to mums čia taip nesigauna su jais susikontaktuoti. Bet iš mūsų tas primityvumas, bent jau mano nuomonė, niekada neišnyko. Ta prasme, mes jį suvaldėm, taip, bet tas primityvumas niekada neišnyko, mano nuomonė. Nes taip, mes dėka įstatymų, dėka teisės aktų, dėl to, kad mes sukūrėm tą tokią politinę sistemą ir teisinę sistemą, mes vengiam daryti nusikaltimus, vogti, atimti kitiem gyvybės ir panašiai. Čia būtų chaosas visiškas, žinot. Bet tarkim, tiem nusikaltėliam, kurie gyvena už valstybės ribų, tie įvairūs, sakykime, teroristai, ar ne, tos, kriminalinės, sakykime, nusikalstami tie susivienimai ir panašiai, ar ne, jiem tokie dalykai nelabai rūpi, jie gyvena taip, kaip sentineliečiai, galima sakyti, ar ne, savotiškai, bet jie ta prasme, jie civilizuoti, jie užaugo toje pačioje civilizacijoje kaip ir mes, tiesiog jie yra nusikaltėliai, galima sakyti, ir jie kartu yra ir technologiškai pažengę nusikaltėliai. Tai įsivaizduokit, kas atsitiktų, jeigu vis dėlto Indija nuspręstų pasakyti, kad čia nėra jų teritorija, ar ne, ir jau nebereikia mums patruliuoti ir gelbėt tiek mus, tiek ir pačius sentineliečius nuo vienas kito, ar ne. Jeigu taip atsitiktų, tai aš sakau, mano nuomonė vos ne tą pačią dieną, tą patį savaitgalį, ar ne, įsiveržtų daugybė tokių nusikaltelių į tą salą ir jie elgtųsi su sentineliečiais taip pat, kaip ir sentineliečiai elgėsi su, kitais netyčiom užklupusiais atvykusiais į tą pačią salą žmonėmis. Ta prasme, tas primityvumas, manau, kad tai vos ne prigimtinis atrodo dalykas kartais žmonėse. Ir ta prasme, taip mes esam civilizuoti, mes taip nesielgiam, bet čia tik savotiškas laiko klausimas, kai išnyksta įstatymas, kiek laiko turi praeit, kada mes jau taptumėm tokie primityvūs, ar ne? Čia realiai savotiškas laiko klausimas. Ir tom nusikalstamom organizacijom, sakau, ta prasme, nusikalstamiem susivienijimam, ar ne, kurie iš karto į tokias salas, tie piratai, tarkim, kurie atvyktų į tas salas, jie tiesiog elgtųsi taip pat, kaip sentineliečiai elgėsi su kitais. Jūs tikiuosi suprantat, ką aš bandau pasakyti, kad iš esmės mes visi esam savotiškai tokie kaip ir jie, tokie kaip ir sentineliečiai. Taip mes negyvenam toje bendruomenėje, sakykime, mes negyvenam kaip medžiotojai ir rankiotojai, ar ne, jau seniai nebegyvenam taip. Mūsų protėviai kažkada labai seniai taip gyveno, bet nors ir mes vadintumėm save civilizuotais, mes taip save vadinam dėl to, kad mes pastatėm tokias taisyklės, ar ne, mes sukūrėm sistemą, kurios neturi sentineliečiai, bet įsivaizduokite, jeigu ta sistema išnyktų. Čia tik laiko klausimas, kada mes pataptumėm realiai tokie kaip ir sentineliečiai. Čia labai keista galbūt man tą sakyt, ir čia toks keistas galbūt suvokimas, taiga užsidega, ar ne, ta tokia vos ne kaip lemputė, kai aš čia pasakoju, bet iš ties aš taip manau kartais, bent jau išgirdus šią istoriją, kad mes galbūt galim sakyti iš vienos pusės, kad mes labai skiriamės nuo sentineliečių, bet realiai mes kuom skiriamės yra tik tai, kad mes daugiau išsivystėm su tomis sistemomis, aš manau. Ir vėlgi aš nesu antropologas, galit man, aišku, prieštaraut, bet bent jau iš to požiūrio, kaip aš visą tai stebiu, čia yra grinai tų sistemų klausimas. Kad mes sukūrėm tas sistemas, kurios mūsų valdo, bet jeigu tos sistemos išnyktų ir kaip pavyzdys, jeigu tarkim Indija nuspręstų pasakyti, kad čia jau nebe jų teritorija, staiga tada visi nusikaltėliai, visi piratai ir panašiai atvyktų, tie patys piratai, kurie augo civilizuotai, sakykime, visuomeniai, bet nusprendė pasukti necivilizuotų keliu, ar ne, nusprendė pasukti nusikalstamų keliu, jie atvyktų ir jie, išžudytų realiai visus sentineliečius, ta prasme, jie išnyktų, nes, kaip ir minėjau, čia pati ta gentis tikėtina labai maža yra toje saloje. Ir jie elgtųsi su jais taip pat kaip,
jie elgėsi kažkada anksčiau. Prasme, kaip patys sentineliečiai pasielgė su Čau, kaip pavyzdys. Na, čia ilga tema. Čia yra sudėtinga tema. Tiek etikos, tiek antropologijos, tiek bet kokia, na, bet kokiu požiūriu, gal sakykime. Bet kokiu atveju. Bet žmonės, man laikas jūs palikti ramybėj. Jau ir taip išsikroviau, per daug aš čia prisišnekėjau, tikiuosi nenusišnekėjau ir per daug kirčiavimo klaidų nepridariau. Čia gėdos, savo tikiuosi neprisidariau, bet žmonės linkiu jums nuostabaus likusio vakaro, nakties tiksliau. Ir tikiuosi, kad patiko. Ir jeigu ką, parašykit man, ką veikėt, nežinau, ir ar patiko. Gal kokius siūlymų turėsit. Visada laukiu. Na, iki to laiko laukiam kitos laidos, kitos dienos laidos, sakykime, ir kitų savaitgalių laidų. Taip, žmonės, lauksiu kaip visada. Aš irgi laukiu net ir tų laidų, žmonės. Tai taip, sėkmės visiems. Ir geros nakties, iki. Ir geros muzikos. Nebandykit perjungti kanalo. Iki.